Greitas makiažas. Taip geriau. Ar taip geriau? Tuoj parodysiu, kaip mes tai padarysim. Trumpa makiažo pamokėlė. Su jumis aš Ilona Paulauskienė. Ir parodysiu, kaip paprastai, greitai pasidaryti makiažą. Šiandien mano veidas yra nuogas. Aišku, po toniko, po akių kremų, po visų kremų. Ir kas liečia filtrus, kai klausia, tai filtrų jokių nededu, tai yra tiesiog geras apšvietimas. O geras apšvietimas yra pagarba žiūrinčiajam. Taigi, padarysiu ant pusę veido ir padarysiu šiandien su paprastom priemonėm. Mums reikės teptukų. Makiažo pagrindo galima naudoti arba Intelligent Match, tai jau stipriau maskuojantis, arba CC makiažo pagrindą, kuris yra lengvesnė tekstūra. Šiandien darysiu šitą, nes netrukus turiu Zoom susitikimą online ir man tikrai pakaks minimalaus makiažo. Tai ką, pradedam iš pradžių. Pirmiausia, imam CC makiažo pagrindą, imam teptuką, kuris yra makiažo pagrindui labai mielas teptukas, labai mėgstu, tik aišku, juos reikia praust sistemingai. Turiu čia veidrodį. Ir pradedam. Yra toks fainas dozatorius su dozatorium. Galima iš karto, galima čia daugokai gavosi, galima ir nubraukti šiek tiek. Galima dėti, šiaip padarysiu taip, galima dėti likučius ant rankos ir nuo rankos pasimti tiek, kiek reikia. Padengiam švelniai, tokiu tapšnojančiu judesiu. Kaip minėjau, padarysiu pusę veido. Tarp kitko visada dengiu ir paakių zoną, nes po to ir šešėliai geriau skirstosi, dengiasi ir pamaskuoja nelygumus. Padengiau pusę veido su CC makiažo pagrindu. Matosi šiek tiek tamsesnis. Tada verta būtų užfiksuoti. Fiksuoju biria pudrą, mineralinę biria pudrą. Galima po to, po viso makiažo užfiksuoti, o galima ir tarpais dalimis. Ką daro mineralinė biria pudra? Čia yra mineralai, kurie reikalingi odai, vienas dalykas, o kitas dalykas jį užfiksuoja ir taip numatina. Šiek tiek pašiaušia plaukelį, atrodo natūraliau ir skaistina. Man labai patinka, nes mineralai žėri, labai tinka prie bet kokio makiažo pagrindo ir kaip matot, tokia delikati, įdomiai, ar ne, atrodanti oda. Tai dengiu, kaip minėjau, ir visą voką. Ir sekantis etapas būtų antakiai. Turiu dar kelias tokias paletės, tai buvo ribota kolekcija, labai jas mėgstu, nes jos labai gražiai padengia antakius, paryškina. Galima antakius ryškinti keliais būdais. Turiu prieš veidrodį, kitaip man jie išeis. Ir netrukus parodysiu rezultatą. Galima antakius ryškinti pieštuku, šešėliu. Bet va šioje paletėje yra brunetė. 3 spalvos reikalingos. Matot iš karto kaip ryškiau, ne? Aš jau pati dabar pamačiau. Tai gražiai pakontūruojam su vidurinė spalva. Taip pat yra čia tušas. Viena yra spalva kaip šešėlis, kitas yra kaip tušas. Paėmam tokią riebesnę konsistenciją su jau kitokiu teptuku ir sušukuojam tiesiog. Keli štrichai ir pažiūrėkit, kaip gražu. Ane? Na, o dabar laikas šešėliam. Turiu tokią kompaktinę dėžutę, labai rekomenduoju ją turėti. Tai nėra daug labai spalvų, bet čia jūs rasite ir skaistalus, ir kontūravimą, švytėjimą suteikiančią priemonę, ir kelius šešėlius. Šiuo atveju pas mane yra 6. Aš juos keičiu, kaip matot, kaip kurie jau ir pabaigą. Bet ką aš darau, pirmiausiai su šviesiu matiniu padengiu visą voką. Ir tai yra daroma vien dėl to, kad visi šešėliai geriau ten pasiskirsto. Aš šiandien nedarysiu labai ryškaus makiažo, tai bus tik pravedimas, bet vis tiek su matiniu šešėliu padengiu visą voką, nelieka ant spaudų tada ir kamputį. Kol kas tiek, o dabar pieštukas. Mergaitės karalaitės, pas ką mažos akys. Čia pieštukas yra stylė, toks pilkas.
Mano akis tokios melsvai pilkos, galima rudą, galima spalvotus, juodas daugiau vakarinio makiažo ir migdolinių akių savininkėm. O mums reikėtų mažų akiučių savininkėm apvalinti akį, tai nuo išorinio akis kampučio ir apvalinam ne visą viršutinį voką, tik tai 2/3 ir apvalinam. Išraiškingiau atrodo, ar ne? Galima šiek tiek ir apatinį, bet jau tik kamputį ir paliekant odos. Ir sujungiam. Dabar užtvirtinsiu, šitie pieštukai yra vandenio atsparus, jie labai yra faini, va, iš karto ryškiau, ar ne? Paimsiu, dabar padarysiu dar tokį dalyką, uždengsiu ant viršaus šešėlį, užtvirtinsiu, tai paimsiu tokį matinį rudą, parenku spalvas, jeigu ką, ir ant viršaus tokiu patapšnuojančiu judesiu, kaip ir išsklaidau truputuką. Vat išsklaidau. Jeigu norisi ryškiau, galima pakelti čia, galima aukščiau pakelti, jeigu vakariniam makiažui. Skiriasi, ne? Jau skiriasi ryškiai. Na, pavyzdžiui, jeigu noriu ryškiau, galiu paimti arba skaistalus, arba rožinį šešėlį, arba bordo, ar bet kokią kitą spalvą. Aš padarysiu taip, parodysiu jums paprasčiausią dalyką, tai paimsiu skaistalus. Kadangi irgi mineraliniai, konsistencija yra tokia pati kaip šešėlių, galima su jais šešėlius daryti. Ir trupučiuką kamputį pakelsiu ir padarysiu skaistumo įnešiu į šitą vietą. Na ir eilė dėl tušui. Su tušu tokiu sukamu judesiu į viršų, sukamu į viršų ir galima galiukus pakelti. Vėlgi rekomenduoju viršutinį visą blakstienas viršutinės ir apatinės tik kampučiuką. Kartais būna, kai viršutinės ir apatinės gausiai pridažytos, atrodo toks apsiverkęs žvilgsnis, galvoju, kas atsitiko šitai moteriai. Šiaip jau nieko neatsitiko, bet apatinės reikėtų saikingai ir rekomenduočiau kamputį. Čia kiekvienos, aišku, pasirinkimas. Nu, ir ką? Atėjo laikas skaistalam. Skaistalus galima naudoti iš tos dėžutės ir sausus, ar ne, skaistalus ir kontūravimą. Bet aš šiandieną jums noriu parodyti dar vieną momentą, tai yra skysti skaistalai, kurių dar turiu. Irgi ribota kolekcija, jų jau pardavime Amerikai nėra, bet aš dar jų turiu ir tikrai galiu jums parekomenduoti. Buff spalva, tokia atrodo, ne? Tokia va tamsi ruda. Bet pažiūrėkit. Kas liečia skaistalus skystus, kame čia reikalas yra? Užtepam. Nuimsiu likutį. Ir paretušuojam. Skysti skaistalai labai jaunina, skaistina, tekstūra jos yra kreminė. Kas yra gerai, tai žėri oda, taip sveikai žėri, nepašiaušia, jeigu yra sausa oda, tai labai sausi skaistalai, nu, tokį sausumą kaip ir suteikia. Taip, per daug arti nereikia, mes išsklaidome pirštukais. Taip, padengim skaistalus, jau skirtumas tikrai akivaizdus. Dar kartą noriu paminėti, kad čia filtrų nėra, tai yra apšvietimas tik tai prieš langą. Ir šiandieną naudosiu lūpom vieną iš balzamų. Jie labai drėkina, labai maloni konsistencija, minkštučiai, fainučiai ir ribota kolekcija. Ribota kolekcija reiškia labai kokybiška visada. Dvi spalvų šiandien naudosiu koralinę, švelnesnę ir naudosiu raus pieštuką. Ir tuo jums parodysiu, kaip tai atrodys. Taigi pieštuką, pirmiausia viršutinį kontūrą. Tokį vat varlytę. Apatinį tada ir sujungiam. Darysiu pusę lūpos.
Gerai būtų padengti visas lūpas. Jeigu paklausit kodėl, todėl kad geriau laikys visą dieną. Na ir ant viršaus koralinį lūpų balzamą. Na ką. Va taip. Va taip atrodys visas veidas. Va taip atrodo prižiūrėta oda.